Sveiki visi susirinkę paklausyti trečio Šarvai ir apiniai epizodo. Praeitą seriją kalbėjome apie vokiečių pirmąjį tanką A7V, išnagrinėjome pagaminimo istoriją, ginkluotę, kitus svarbius aspektus. Ir šiandien aptarsime prancūzų pirmąjį tanką CA1 ir jo prototipus. Ir kaip ir būdinga, visą ginkluotę, sukūrimo istoriją, įgulą, išvaizdą. Taip pat žadame aptarti ir alų O'Hara's Irish Nitro Stout. Taip pat aptarsime iš žaidimo World of Tanks naujienas, naujus atnaujinimus, taip pat ką siūlo Wargaming ir aišku, muziejaus tam tikras žinias. Schneider CA1 sukūrė prancūzų įmonė Schneider EC, reaguodama į tankų poreikį, po to, kai 1916 metais Britai pristatė savo pirmąjį tanką Mark I ir Prancūzijos armija iš pradžių labai nepasitikėjo šito projektu, tačiau galiausiai pripažino, kad jiem reikia pagalbos prasimušti pro frontą ir įveikti priešininkus. Taigi, kodėl pradėjo kurti? Prancūzija, kaip viena didžiausių sąjungininkų valstybių, norėjo tiesiog išlaikyti savo pranašumą vakarų fronte. Kai prancūzai pamatė, kaip pasisekė Britams su jų tankais Mark I Somos mūšyje, jie nusprendė, kad jiem būtinai reikia patiems sukurti savo tanką, taip pat kaip Britai ir Vokiečiai. O tai tas tankas iš esmės, jisai labiau buvo skirtas grynai kariavimui ar pervežti, ar toks kaip labiau, sakykime, pervežti tam tikrus resursus ar karius? Na, pagal prancūzų doktriną, tai tiesiog prasilaužti pro priešo linijas ir tiesiog kaip parama, kad būtų pėstininkam. Taip, tankas gana mažas, taip pat su mobilumu irgi apkalbėsim. Šiaip gana tankas apdengtas nuo 8 iki 11 mm šarvais. Aišku, pagrindinė priežastis yra įgulos apsaugojimas, taip pat variklio apsaugojimas, nes, kaip žinia, varikliai, jeigu sužydžia, tai tankas ne iš vietos, kažkokių alternatyvių galimybių ir nėra. Taip, ir lyginant tai buvo gana ploni irgi. Tiek Mark I, tiek mato tankų, kiek žiūrint tankų, visi šarvai pirmieji nebuvo gana stori. Ir, aišku, vėlgi, artilerijom buvo labai lengva jos pramušti. Nu, su ginkluote kaip tai nėra laurynai. Prancūzai šiuo atveju žiauriai stebina, nes jie vieninteliai, jeigu neklystu, uždėjo 75 mm patranką, kas yra gan keista palyginus su vokiečiais ir britais. Aš kaip įsivaizduoju, jie labiau įsivaizdavo to tanką ne kaip tik pėstininkų paramą, bet ir, tarkim, jeigu yra kokie nors įtvirtinimai, su šita patranka jie galėtų tiesiog laisvai susprogdinti viską. Keletas tankų buvo ir su 37 mm patranka. Aišku, tas irgi leidė jam spaustis pro priešo įtvirtinimus, tačiau tas pasirinkimas jau buvo gan stebėtinas, kad tokią didelę patranką sugebėjo įdėti. Nu šiaip aš dar kiek pamenu, tanko pačiam priekį yra peilis, kuris buvo skirtas vielom nukirsti. Jo, būtent, nes, pavyzdžiui, pasižvelgus į nuotraukas, jisai gan puikiai matosi, jisai nemažas visai, jo galas priekyje yra šiek tiek išlindęs, bet šiaip aš dėl jo efektyvumo, aš tiesą sakant, nežinau ką pasakyti, ar jisai labai padėdavo ar ne, nes reikia pasižiūrėti į patį tanko priekį, jisai yra šiek tiek pakreiptas į priekį labiau. Jis tokį laivą primena lyg. Jo, truputį kaip žemyninis laivas, įsivaizduokim šitai. Ir įsivaizduokim, kad jis per frontą tiesiog plaukia ir viską traiško. Čia turbūt gal tokia idėja. Bet ta ginkluotė irgi. Aš kiek žiūrėjau, tanko ta pagrindinė patranka 75 mm, jinai taisyta net ne per vidurio, o šone taip keistai. Jo, kažkaip labiau link priekio, taip atrodo lyg ant kampų uždėtam. Labai keistas dizaino pasirinkimas. Aš manau, ir jam patiem būtų
gana sunku įtvirtinti priekį tą patranką, kai ant priekio tas peilis, kuris pjauna tas vielas. Nu, aš manyčiau, kad visai būtų įmanoma, bet tada paukojamas yra tanko tas žemumas visas ir priešo kariai gali lengviau pastebėti ir geriau nusitaikyti. Jeigu, pavyzdžiui, jie priekį uždėjo tą patranką, kaip aš įsivaizduoju, tada tankas būtų žymiai aukštesnis, jis būtų kaip milžiniška dėžė, kuri tiesiog lėtai važiuoja per visą lauką. Nu, tai gautųsi tokia vokiečių koncepcija. Man atrodo, galbūt čia ir būta nusižiūrėta kažkiek nuo vokiečių, nes vokiečių pasižiūrėkim irgi. Kvadratinė dėžutė tokia. Bet aš dabar galvoju, čia vėlesnis dizainas buvo takotas apie tanką, kurį dar aptarsim vokiečių, nes man rodo Schneider C1, ar jis nebuvo tik britų įtakotas tik taip pradžiai, nes britai matė Somos tą mūšį. Man atrodo, kad daugiausiai įtakos ir turėjo britai, o vėlesniem dizainam, apie kuriuos kalbėsim, jau turėjo turėti įtakos ir vokiečiai. Supratau, aha. Dar įgulą taip pat reikėtų aptart, kad šiaip įgulos gana mažai tam tankė, kiek pamenu buvo, tai tik tai vairuotojas, vadas, šaulys ir užtaisytas, lauderis tas vadinamas. Ir įgula, vėlgi kaip ir visose tankuose, gana ankštos sąlygos, kaip ir britų ir vokiečių. Ir taip pat iššūkiai tie patys, vėlgi ventiliacija prasta, ratėjimas tankė, garsas didžiulis, vėlgi gana sunku buvo susisiekti. Taigi, o pats tanko mobilumas, jeigu kalbant jau apie tai pats tankas nebuvo labai greitas, kaip galime įsivaizduoti. Pavyzdžiui, britų buvo gan lėtas, vokiečių irgi. Ir tas pats ir su prancūzų tanku, nes pats variklis buvo tik 75 arklio galių. Jeigu neklystu, netgi silpnesnis už britų, 4 cilindrų benzininis variklis, tačiau tankas nors ir lėtas buvo, bet bent jau pirmas prototipas sugebėjo susidoroti su iššūkiais mūšio lauke. O maksimalus greitis apie 8 km, aišku, jeigu visas paviršius yra nelygus, krateriai visokie, tai galima įsivaizduoti, kad maksimaliai kokius 5 km per valandą sugebėdavo įspausti. O dar jeigu pilnas tankas, tai turbūt ir 4 bus. Daug jų buvo sukurta, 400 berods, netgi karui pabaigai einant, tai aiškiai pakeitė tam tas naujesnis prototipas, tas jau vokiečių labiau turbūt remtas ir tam tikri dalykai apgalvoti. Jie truputuką pakeitė visą dizainą, bet šiaip jis išliko gan panašus į savo prieš tai buvusi. Iš tikrųjų, tankas tai atrodo kaip toks net nepasakyčiau, kad galėtų lygiuoti šitas pagal savo dydį, tuos didžiuosius tankus kaip Mark 1 ar A7 vais, toks gana mažiukas, mobilus, bet gal čia su to intencija turbūt, kad netai pamatytų. Čia aš įsivaizduoju galbūt dėl to, nes pats pagrindas prancūzų tankų buvo tiesiog traktorių vikšrai. Ir galbūt tiesiog tas ir dydis pirmojo prototipo naudoto buvo toks gan nedidelis, toks mažas, mielas tankas važiuoja į tą lauką. Taip, bet traktorių vikšrai tai ir vokiečiai, man rodo, buvo naudoja lygiai taip pat. Naudojo ir vokiečiai, bet tiesą sakant, britai jie jau pritaikytus kūrė jau vikšrus ir ten jau visiškai kitokia situacija negu su prancūzais ir vokiečiais. Vėlgi čia gal priklauso nuo gamyklų, ar jis iš viso galėjo sau leisti kažkaip modeliuoti kitaip tuos vikšrus, lyginant kaip, pavyzdžiui, britai sugebėjo, vokiečiai su prancūzais darė visiškai paprasčiau, tiesiog dėjo nesamų. Tai matyt, čia irgi buvo turbūt dalykas su pinigais susijęs, ekonominis, kad galbūt negalėjo. Iš dalies gal ir sutikčiau, nes visi tankai šių valstybių buvo pradėti kurti jau karo įkarštyje.
O kadangi žemynėje Europai pagrindė mūšiai vyko, tai aš galiu suprast, kodėl būtent prancūzai ir vokiečiai pasinaudojo traktorių vikšrais, o ne bandė sukurti kažkokį tai naują dizainą pritaikytą mūšiams, nes traktorių vikšrai yra gan silpni palyginus ir juos labai lengva numušti. Nu taip, aišku, pritaikyti paprastiem ūkininkam dirbti, o ne kare važinėt su jais. Taigi, o šiandien mes degustuosime O'Hara's Irish Nitro Stout. Galiu pasakyti, kad stiprumas yra 4,3, tai ganėtinai silpnas, bet jeigu skonis visai neblogas ir tinka vartotojai, tai galima ir karštą vasaros dieną išgerti, arba žiemą vėlai vakare. Taigi, pati spalva gan tamsi, sakyčiau. Na, aišku, stautas tradiciškai, šiek tiek gal primena Guinneso alų, bet iš kvapo šiek tiek kitoks, pats kvapas labiau primena tokį kaip kavos šiek tiek, kažką skrudinto. Na ir galiausiai pats skonis. Padegustuokim, taip. Na, kolega, ką manot apie skonį? Nu, toks surokas, sakyčiau, šiek tiek kavos minimalus poskonis, kas keisčiausiai jis jaučiasi, labai minimaliai. Ir toks biški kaip kartumas atrodo ateina, tu paragauji ir tada toks poskonis labai įdomus. Bet ar didelio kartumo būtų nepasakyčiau. Aišku, šiek tiek gal primena, kad eitų link IPA pusės, bet ne visai kažkas panašaus, tas kartumas toks. Įdomiausias turbūt būtų šio alaus putojimas pilant į stiklinę. Ir jis putoja ne kaip paprastas alus, bet labai maži burbuliukai tokie kyla į viršų, taip viskas gražiai. Kiek balų iš kokių 5? Iš 5 stiklinių, kiek stiklinių duotume? Sunku apsispręsti, jis atrodo gan neblogas, bet antrą kartą nesirinkčiau gert. Tai ko gero teks duoti tik tai 3 tuščias stiklinės jam. 3 tuščias stiklinės. Nu, aš duočiau 2,5, jeigu taip galima. Jeigu negėda, palik pusę alaus. Tai va, nu, gerai. Na ir štai priėjome antrą laidos segmentą. Aptarsime kitą prancūzų tanką, Saint-Chamond, ir jisai pavadintas vėlgi pagal Prancūzijos miestą Saint-Chamondą. Ir jame štai vat ir veikia ta įmonė, kuri ir sugalvojo būtent pagaminti tokį tanką. Ir tai buvo irgi vienas iš tų ankstyvųjų tankų. Buvo pradėtas kurti 1915 metais, panašiai kaip ir pristatyti Britų tankai į frontą. Na ir taip pat prancūzų armija siekė sukurti savo tankus vėlgi skirtą pėstininkų operacijoms paremti ir prasibrauti pro priešų barikadas bei apkasus. Pirmiausia, norėčiau galbūt pašnekėti apie pačią prancūzų tankų doktriną ir ko reikalavo iš gamintojų. Tai pirmiausia, galbūt svarbiausias dalykas buvo, kad buvo tikimasi, kad tankai lydės pėstininkus ir suteiks ugnies galią, apsaugos einant per mūšio lauką. Prancūzijos armijos akcentą pėstininkų taktikai ir būtinybei norėjo atspindėti visas šitas dalykas. Ir kad būtų tiesiog lengviau pralaužti priešo gynybą. Tada sekantis galbūt dalykas būtų, prancūzai labai mėgo kombinuotų ginklų operacijas ir manė, kad jos yra gan svarbios, tai norėjo, kad tankai veiktų kartu su pėstininkais, artilerija ir visais kitais vienetais, nes pagal jų visą idėją jie tiesiog manė, kad pats vienas tankas ar kažkuri tai grupė negali veikti, jeigu tiesiog nėra sudaryta grandinė. Ta galime, pavyzdžiui, pamatyti ir dabartiniais laikais, kad jeigu norint, kad tankas veiktų normaliai,
ir išnaudotų visą savo potencialą, turi būti visa grandinė, visas aprūpinimas, pėstininkai, oro apsauga. Kitaip tiesiog nepavyks niekas, tiesiog košmaras bus. Ir tikriausiai ironiška, kad prancūzai labai žiūrėjo į mobilumą, atsižvelgiant jų pirmuosius prototipus, kurie buvo gan lėti, siekė vos 8-12 km per valandą greitį. Nebuvo jie irgi labai manevringi, nors prancūzams tas irgi buvo labai svarbu. Tačiau su tais tankais, kurie buvo jau sukurti, buvo tikimasi, kad tas manevringumo ir mobilumo nebuvimas tiesiog pašalins tas visas spragas ir kažkaip vis tiek viskas pavyks. Žodžiu, kažkokie kiti dalykai kompensuos tą mobilumą. Čia galbūt galima kalbėti ir dėl ko jie tą didžiulį pabūklą tiesiog įtaisė. Taip, aišku, vėlgi tie pabūklai, papildomi ginklai, buvo tikimasi, kad sunaikins ir nuslopins priešus. Taip pat vėlgi kovoti su priešo kariuomenė, vėlgi naudojami kombinuoti ginklai, tai kaip ir minėjom, kulkosvaidžiai, didesnės patrankos. Na ir aišku, vėlgi šarvuoto technikai, tvirtinimai irgi buvo labai svarbu, bet doktrina realiai parašyta lygiai panašiai kaip ir britų lyginant. Su to metu taip. Tas doktrinas formavo iš esmės paskubom ir pagrindiniai aspektai greičiausiai buvo tiesiog apsaugoti įgulą, kad būtų gan didelė šaunamoji galia, kažkiek tai šarvų būtų į mūšį važiuoti. Nes kažkokių tai rimtų specifiškų labai dalykų, bent jau kiek man teko skaityti, nebuvo pažymėta. Reikėtų vieną iš tokių irgi pagrindinių doktrinos sprendimų pabrėžti, kad tankai buvo puolamųjų operacijų priešakyje. Tai vėlgi, kad būtent pritaikomumas turėjo būti gana didelis. Ir tankų daliniai buvo mokomi veikti įvairiomis vietovėmis ir sąlygomis, o vadai, pavyzdžiui, turėjo pakoreguoti tam tikrą taktiką pagal situaciją. Tankas buvo daromas taip, jog jis jau būtų kaip vienetas, jau galėtų judėti, kuriem reikia, jau jo nereikėtų niekaip daugiau modifikuoti, apart to, jeigu kažkoks didelis dalykas atsirastų, pavyzdžiui, didelė kliūtis. Bet toks jausmas yra, kad tiesiog prancūzai patys savo doktrinai prieštaravai iš esmės. Taip, būtent. Nes antras punktas buvo, kad veiktų visa tanko aprūpinimo grandinė, dirbtų su pėstininkais ir visais kitais dalykais. O dabar skaitant tiesiog atrodo, kad šitas visiškai nereikalingas ir tankas gali veikti tiesiog savo vienas. Ir šiaip, su prancūzais labai daug visokių keistų dalykų yra, jog pavyzdžiui, projektuojant Saint-Chamond tanką, buvo parašoma C1 tanko kūrėjų Schneiderio duoti brėžinius, parodyti, išanalizuoti tanką, tačiau visiškai buvo atsisakyta. Sako, jūs patys kurkit savo, mes turėsim savo, vėlgi dėl kompeticijos mažesnės tiesiog nenorėjo rodyti, nes dideli pinigai pačiam architektui ir taip pat įmonės vadovai, tai vėlgi stengiamasi to tokio ekonominio, sakykime, kompetitiškumo atsisakyti. Čia ir buvo turbūt problema prancūzų. Bet ir šiaip dabar, žvelgiant iš kito aspekto, lyginant patį pirmąjį Schneider C1 ir Saint-Chamond, tai dizainas išvyko gal panašus, tau taip neatrodo? Nu, iš ties vėlgi tie traktoriaus vikšrai naudojami, nors tam tikras dalykas, sakyčiau, buvo pakeistas, kaip pavyzdžiui dėl tos važiuoklės, net mano elektrinė buvo pritaikyta, kas tankuose turbūt niekada iki tol nebuvo, kad variklis ir elektrinė važiuoklė. Nesu tikras, bet man atrodo, galbūt ir buvo pritaikyta elektrinė važiuoklė, bet, pavyzdžiui, lyginant su vokiečiai jie nenaudoja, nes jie nepasitikėjo tiesiog. Jie manė, kad turbūt kaip ir traktorius tų laikų turėtų būti, Bet
Dabar lyginant pačią išvaizdą. Pavyzdžiui, Schneider C1 tiesiog atrodo mažas peliukas, tokia miela dėžutė, kuri važiuoja. Bet jau su Saint-Chamond jau visai kitas reikalas. Aišku, dizainas išliko panašus, bet ta dėžutė tiesiog pailgėjo, praplatėjo, atrodo vikšrai tie patys išliko ir jisai dar labiau sulėtėjo. Bet čia yra visiška nesąmonė, nes štai ant tanko tų pačių vikšrų vos ne uždėtas dar ilgesnis, dar platesnis tankas ir vėlgi, jeigu apkasai būdavo žymiai ilgesni ties pločiu, tai tankas užklimsdavo ir net neišvažiuodavo, jis pirmą vis tiek nosim nerdavo. Ir būtent. Ir pastrigdavo. Ir juokingiausia tai, kad prancūzai tiesiog nepagalvojo, kad galbūt geriau reikėtų nepailginti patį tanką, bet gal geriau reikėtų tanko vikšrus prailginti ir padidinti tikimybę, kad jis tikrai kirs visus griovius ir neužstriks taip įbedęs nosį į purvą. Tai, aišku, vokiečiai greit šitą perprato, vokiečiai matot, tai jau ne pirmas kartas greit sugeba adaptuotis. ir su britų tankais, kai tik išėjo, ir vėlgi su šitais Saint-Chamond tankais, kai pamatė, kad jie įstringa bevažiuodami, pradėjo visi vokiečiai daryti apkasus žymiai pločių ilgesnius. Tai... Bet tas su Britais nepadėjo. Aišku, su Britais nepadėjo. Britai šiuo atveju buvo labiau apgalvoję savo kūrinį. Bet ir Britų vikšrai vėlgi buvo per visą tanką. Būtent jie aplinkui, o čia mažiukai traktoriaus vikšrai ir pats tankas nežmoniškai ilgas. Man tiesiog stebėtina, kodėl patys prancūzai nepagalvojo, padarėm blogai, dabar įstriksim. Tai va, aš manau, reikėtų dar aptart tanko kūrimo patį, tai Saint-Chamond tankas suprojektavo prancūzų inžinierius, pulkininkas. Pulkininkas Žanas Baptistas Eugènas Estienas. Vaje. Ir kaip pasitikėti žmogum, kuris turi 3 vardus? Na, tikrai. Na, taip pat, aišku, tai buvo, tas Estienas buvo prancūzų šarvuotosios karo plėtros pradininkas pirmo pasaulinio karo metais. Vėlgi, sakykim, yra prancūzų šarvuotojų pajėgų tėvas, sakykim, taip. Galime taip įvardinti, nes pulkininkas Estienas, jis nusižiūrėjo Britų išradimus ir jisai palaikė šių šarvuotų mašinų gamybą labai, pasisakė būtent už jų vystymą ir integravimą, tai mes tikrai galime jį laikyti prancūzų karo tėvu. Na, o kaip jisai, kaip supratau, pripažino tų šarvuotų mašinų potencialą? Jam labai patiko. Jam vadovaujant įvairiems prancūzų gamintojams buvo pavesta suprojektuoti ir gaminti tankus, kurie remtų pėstininkus, galėtų vykdyti įvairias operacijas ir galėtų stumtis pro vakarų frontą. Ir dabar turbūt reikia paminėti, kad Saint-Chamond tankus gamino kompanija Des Forges et Aciers de la Marine et Homacourt. Oho. Aš labai atsiprašau prancūzų, kad aš taip, kaip pasakyti, išmesinėjau šitą pavadinimą. Excuse my French. Taip, bet sutrumpintai šitą įmonę vadinasi FAMH. Ši įmonė buvo įsikūrusi Saint-Chamond miestelėje. Nu tai vėlgi kaip ir praeitą tanką. Kaip ir praeitą. Ir kodėl ji buvo pasirinkta gaminant šitą tanką, tai greičiausiai dėl to, kad jos patirtis plieno apdirbime ir inžinerijoje buvo milžiniška. Todėl ji buvo tiesiog puikiai kandidatė šarvuotų transporto priemonių gamybai ir buvo nuspręsta, vyrai, mes imam šitą įmonę. Jie gamins puikius tankus. Buvo smarkiai prašaltas, sakykim. Nu, tai kaip ir minėjom, Saint-Chamond tankas buvo unikalus ir šiek tiek netradicinio dizaino, vėlgi kaip traktoriaus vikšrai, tankas ilgesnis už savo vikšrus, įkyšo priekinė dalis, galinė dalis, jis gana atrodo toks iš viršaus suplotas.
nors prancūzai buvo sugalvoję apie konceptą bokštelio, bet tai atsirado tik tarpukariu, kaip žinau. Taip, gan vėlai atsirado, sakyčiau, bet mes aptarsim Renault FT tanką dar. Tai ten toks irgi turbūt prancūzų vienas iš geresnių išradimų, sakykim. Būtent, nes šitą naują dizainą, apie kurį dar kalbėsime, nusikopijavo rusai, nusikopijavo kiniečiai ir nusikopijavo amerikiečiai. Taip, vadinasi, prancūzai vis dėlto sugebėjo pakreipti karo eigą, net ir būdami tokie nemobilūs. Tai taip, su dizainu tokie dalykai, kaip su ginkluotė? Na, ginkluotė irgi išliko ta pati kaip ir pirmojo prototipo, tai ginkluotė buvo 75 mm patranka, vėlgi, kasgi gan yra reta tuo laikmečiu. Ir patranka galėjo šaudyti AP arba HE sviedinius, tai AP ką reiškia, tai kad šarvus pramušantis sviediniai, ir HE tai reiškia, kad kaip geriau įvardinti, kad čia susijęs su uždegimu, su didesniu įdegiu. Čia labiau gal su sprogstamąja medžiaga susiję, nes kaip pasakyti, HE sviediniai, jie veikia labiau prieš tankus naikintojus, nes jų šarvai yra gan ploni ir jie daug geriau veikia negu AP sviediniai, nes jie tiesiog pramuša, o HE gali ir padegti variklį, viską gali viduje sudeginti. Čia tai didesnis sprogstamojo galia, mažesnis pramušamumas. Būtent, galima ir taip sakyti. Aha. Pats ginklas buvo sumontuotas korpuse, kuris suteikė jam didelį ugnies galią prieš įtvirtinimus ir pėstininkus, tai kadangi 75 mm patranka buvo gan reta, tai priešininkai nesitikėjo tokios šaunamosios galios ir šie šarvuoti monstrai turės tokias didelės patrankas. Dar taip pat reikėtų turbūt apie šarvus pakalbėti, vienai svarbesnių dalykų. Vėlgi, nieks nepasikeitė nuo pačio pirmo to tanko, prancūzų sukurto, vėlgi, šarvai ploni, bet jis sudarė kinėdytos plieninės plokštės. Jos suteikia pakankamą apsaugą nuo šaulių, ginklų ugnies ir sviedinių skeveldrų, ir plokščių storis būdavo apie, sakykime, 17 mm, vietomis, aišku, iki 8 mm, bet aš manau, kad buvo kur mažiau šarvų, ten, kur buvo labiau, sakykime, kampai tanko visokie padaryti. Aš irgi taip galvočiau, tiesą sakant, aš manau, kad storiausi šarvai greičiausiai buvo prieki, kur yra patranka. Tos ploniausios dalis, kur apie 8 mm, sakyčiau, gal labiau šonai, viršui gal dar ploniau. Dažniausiai ploniau darydavo visi, tiek vokiečiai, tiek britai, tiek prancūzai. Ir manyčiau, galbūt galia irgi tokie pat ploni šarvai kaip ir šonuose, sakyčiau. Bet stebėtina tas dalykas, kad prancūzai nepaėmė pamokų iš britų ir nepadarė šarvų storesnių. Jie lygiai tokius pat plonus padarė, kas gan keista yra. Matyt nesitikėjo, kad tie pabūklai, kurie yra įtaisyti, aš iš viso manau, kad nebuvo tikėtasi gal tokio kaip didelio tankų susirėmimo, gal jeigu susiremtų, tai būtų tiesiog kas greičiau viens kitą pramuštų. Nes vėlgi tankai yra prieš paprastus pėstininkus karius. Būtent šiuo atveju tiesiog kaip ir vokiečiai, vokiečiai galbūt jau orientavosi irgi jau, kad jau bus tankai tarp tankų mūšiai, nes jų tankai atsirado gan vėlai palyginus su prancūzų ir britų. Patys prancūzai ir tiek britai, jie tiesiog galvoja, kad mūsų tankai vis tiek susidurs tik tai su pėstininkais, tai kam čia reikia tų storų šarvų? Taip, dar taip pat reikėtų galbūt įgulą aptarti, kad jau Saint-Chamond tankė buvo jau daugiau apie nuo 8 iki 10 kareivių. Vadas, vairuotojas, šaulys, užtaisytai.
loaderiai vadinami, ir aišku, vėlgi ankštos sąlygos, nepatogu, jeigu mūšio metu ir apskritai važiuoti, vėlgi tankas lėtas, sakykim, gerai. Bet jeigu koks krateris, jeigu kokia dabė, kažkokia sunkesnė situacija, aplinkų šaudos, krenta bombos, yra sunku tankų pakankamai sunku. Būtent ir tas visas kratimasis, amortizacijos nebuvimas tiesiog košmaras. Kaip su to mobilumu? Aišku, mobilumas tai jau buvo pagerintas. Galiu nustebinti, bet šis tankas jau galėjo pasiekti netgi 12 km/h greitį. Šioks toks pasiekimas jau. Minimaliai, bet vėlgi jis buvo didesnis, tai gana ir tie patys, jis gana didesnis ir tie patys vikšraliai, sakykime, vos ne, tai čia kažkas naujo. Bet žinai, neskubės ir būsi pirmas. Tai jo, arklio gali irgi daugiau, tai irgi galimai variklis buvo pakeistas iš esmės. Bet ir pačio tanko svoris gan padidėjo, nes reikia dabar tiesiog pasižvelgti į visą tą dizainą. Pats visas tankas ganėtinai pailgėjo, jeigu neklystu, galbūt netgi 10 tonų prie svorio prisidėjo. Mechaninis patikimumas kaip visų tankų menkas, ugnies gali didžiulė, tankas įstringa, dažnai gęsta, kaip ir visi kiti, ilgas tas korpusas. Sakyčiau, čia būtų turbūt, kad prancūzai labiau žiūrėjo tokius kaip tankų naikintuvus, sakykime, pačiai pradžiai. Gal net jeigu taip lyginant su antru pasauliniu karu ir kitais, kad čia, sakykime, ar čia galėtume priskirti prie tankų naikintuvų? Šiaip būtų įmanoma priskirti, jeigu lyginant su antroju pasauliniu karu, bet tik iš dalies. Atsižvelgiant į patį tanko nežmonišką dydį, tai aš nepavadinčiau jo kaip tankų naikintoją, nes tiesiog kas yra visų pirma tankai naikintojai, tai yra gan mažas šarvuotos mašinos su nemažo kalibro ginkluotė ir kurią sunku pastebėti. O pasižiūrėjusius ant Chamond pamatysi milžinišką dėžę ir kaip čia nepastebėsi tokio tanko. Ir aišku, vėlgi, tos pagrindinis, gal sakyčiau, vaidmuo pėstininkų palaikymo ir pasiveržimo operacijoms. Tie puolimai, kaip ir minėjom, nelabai buvo tankų prieš tankų, sakykime, apgalvoti, apart tos patrankos dėlės, jeigu netyčia pavyktų sutikti, bet kitu atveju puolimo operacijos vakarų fronte. Ir šiaip gan lengva buvo pašalinti jų tą mobilumą ir sustabdyti, nes traktoriaus vikšrai ir kadangi tankas milžiniškas, bet to dar ir matomumas labai prastas, tai priešo pėstininkai galėjo labai lengvai tiesiog pribėgti, pridėti minų į vikšrus, prikišti bombų ir tiesiog susprogdinti vikšrus. Ir čia buvo viena iš tų bėdų, su kuriom susidūrė tiek prancūzai, tiek britai, tiek vokiečiai, bet šiuo atveju prancūzams sėkmė nusigrėžė nuo jų. Tai kaip tai įgula jautės? Kaip čia pasakius? Atsižvelgiant, kad sąlygos buvo gan prastos, remiantis britų tankais ir vokiečių tankais. Visų pirma, buvo labai ankšta, kaip netikėta. Tada erdvė buvo ribota, nes ir variklis buvo gan milžiniškas. Įgula turėjo dirbti labai arti vienas kito, tai irgi šiokį tokį nepatogumą davė. Nes, žinai, triniesi vienas į kitą pečiais ir kaip čia dabar kariauti? Nepatogu, ginklą pasukti, pakreipti, užtaisyti ginklus, galų galia vėlgi. Mes čia kalbame ne apie vieną tanką, čia apie abudu prancūzų tankus taip vyko. Būtent. Ir kadangi nėra bokštelio ir tie ginklai yra šonuose ir tu turi realiai ne su kažkokia tai rankenėlė ar kažkuo tai jį pakreipti, o tu turi grinai jėga tiesiog pastumti jį, kad galėtum į taikinį šauti. Dar aišku, vibracija, triukšmas, mes šitą kalbėjom, tik tai vokiečiai vienintelė apgalvojo, kad tos saugumo diržus, kad užsikabint pasilaikyti troleibuse. Būtent. Ir čia turbūt galbūt ir yra pirmo pasaulinio karo tankui tokia kaip ir dizaino tendencija, kad tiesiog variklis nėra uždengtas ir
dar tie išmetami dūmai ir tas didžiulis triukšmas ir tas labai kenkia įgulom. Kare vėlgi į psichologinę būklę klausimus ar buvo atsižvelgta ir nesvarbu tau klaustrofobija, ne klaustrofobija, ar kas turėtų dirbti tokiam sunkiam sąlygam. Ir prie tokio garso didelio Bet kas įdomiausia, tankas, bent jau tas antrasis Saint-Chamond, na jis yra gan didelis, bet pasižiūrėjus į jo aprašą, tai atrodo, kad ten vietos praktiškai net nebuvo. Galima įsivaizduoti, kad įgula tiesiog vos apsisuk galėjo. Ir dabar ateina World of Tanks segmentas ir šį kartą turime naujieną. Ir Wargaming išleido naują lenkiškų tank destroyerių liniją. Kuo jie įdomus, kad nuo 8 tiero jau prasideda tokie truputį įdomus jau tankai, galima taip pasakyti. Ir tas įdomumas yra tame, kad kuo arčiau esi priešininko ir kuo tu arčiau šauni jį, tuo daugiau žalos jam padarai, kadangi jie padarė tokį specifišką labai dalyką būtent lenkam, kad jie šaudo žvaigždės formos sviediniais ir kuo tu arčiau šauni, tuo daugiau žalos padarai ir ta idėja tokia yra, kad šie tank destroyeriai turi būti priešakinėse linijose ir kažkur nestovėti gale ir duoti kaip ugnies paramą, bet įsilieti į patį žaidimą ir padėti sunkiesiems tankams. Čia galima pasakyti, kad dizainas tų tankų yra labai panašus į sovietinį. Gal net kiniško, nes, pavyzdžiui, galime pasižiūrėti į 10 tiero lenkišką tanką Bliskavica. Tiesą sakant, atsiprašau Lenkų, jeigu aš neteisingai ištariau. Tai Bliskavica yra labai panašus į sovietinį tanką Su-100 arba netgi Su-152. Kaip pats dizainas toks. Nežinau, pasirinkimas galbūt buvo įtakotas, kad Lenkija buvo Varšuvos pakte, priklausė Sovietų sąjungai. Ir dėl to buvo pasirinkta, kadangi jie vis tiek priklausė Sovietų sąjungai, tai kodėl nepadarius jų tankų panašių į sovietinius? Aš manau, reikėtų pabrėžti, kodėl lenkiški tankai yra pranašesni, tank destroyeriai pranašesni už kitus tank destroyerius. Jų pranašumas yra tas, kad jų priekiniai šarvai yra žiauriai stiprūs. Ir todėl jie gali, taip sakant, įsilieti į mūšio lauką ir būti priešakinėse linijose, o ne stovėti gale, kaip, pavyzdžiui, vokiečių tank destroyeriai, sovietų tank destroyeriai, bet kurie kokius tik paimsit. Ir jie gali kautis, galima taip sakyti, kaip kokie sunkieji tankai, bet yra vienas didžiulis minusas, tiksliau gal 2 didžiuliai minusai, kad, gal aš pirmiausia pradėsiu nuo to, kad pirmasis minusas būtų toks, kad labai siauras pakreipimo kampas yra pačio ginklo ir tai labai yra didelė problema, nes iš esmės reikia pasukti visą tanką, kad galėtum normaliai nusitaikyti. Tada antrasis minusas galbūt būtų toks, kad kadangi Wargaming įtraukė naują mechaniką viso šito tanko, kad kuo tu toliau esi nuo taikinio, tuo tu mažiau žalos jam darai. Čia yra didžiulis minusas. Aš įsivaizduoju, galbūt todėl jie tai padarė, kad tuos žaidėjus, kurie mėgsta sėdėti gale ir tiesiog palaikyti iš šono kažkaip kolegas, norėjo įtraukti labiau į patį žaidimą ir kad pats mūšis nebūtų labai statiškas. Aš manau, kad čia yra geras sprendimas išjudinti visus visiškai žaidėjus World of Tanks, sakykime, vykstančiam kare, kai pradeda žaisti. Bet, pavyzdžiui, kiek man teko susidurti mūšio lauke su jais, tai jie atrodė gan stiprus, juos buvo gan sunku sunaikinti, nebent aš esu tiesiog labai prastas žaidėjas, bet aš galiu pasakyti,
kad bent jau jie kaip priešininko pozicijai su jais yra gan sudėtinga susidoroti, nes jie neturi labai daug silpnų vietų, nes, pavyzdžiui, galime pasižiūrėti į patį tanko viršų. Tie bokšteliai tokie maži labai, tada, kadangi jų priekiniai šarvai yra labai stori ir tie apatiniai priekyje šarvai silpnesni, bet jie yra žemiau ir sunkiau pataikyti ir tie nauji tankai turi savo pliusų ir minusų, bet aš tiesą sakant, juose daugiau įžvelgiu pliusų. Kol kas, kadangi kol pačiam dar neteko su jais žaisti. Taigi, epizodas jau eina į pabaigą, reikėtų paminėti, jog kitas epizodas bus apie rusiškus pirmosius tankus. Ir su jumis šią laidą buvo Ugnius ir Laurynas. Ir tikimės susimatyti iki kito karto.